Sveikučiai. Čia rasiusi iš Muntafų. Būk ištroškis elgis beprotiškai. Na štai. Pagaliau man pasitaikė laisva diena. Tarp turistinis sezonas pas mus aukštasis, tai daug turistų ir kaip tik šiandien nieks neatvažiuoja. Tai vat, turiu laisvą dieną ir mano tikslas yra vidurinis bokštas, virš kurio dabar kaip tik sklandytuvas ten skrenda. Nežinau, jeigu greitai pavyks, gal ir gretimą. Čia vadinasi šitas, kaip čia kalnas viršūnė, Dry Turm, išvertus 3 bokštai. Tai iš kairės pusės tas status yra ir jį reikėtų alpinistinės uolų laipimo įrangos, kad įlipti, o tas antras vidurinis ir trečias iš dešinės, iš kitos pusės yra ten pakilimo takeliai. Tai va, tai yra mano tikslas. Aš vat ten pačioje miške Lindaverhiutė yra, tai su dviratuku atminiau per valandėlę, virš 1000 aukščio metrų ir dabar va, čia virš 1000. Man viršūnėlė yra apie 2800 maždaug aukštis jos. Tai va, turiu šiek tiek laiko ir papasakoti apie kelionę į Lietuvą. Buvom atostogų, vasaros atostogų išvažiavę. Jau pas mus tradicija gaunasi, šeimyninė tokia išvyka 2 savaičių vasaros viduryje. Tai labai ir džiaugiuosi, kad pavyko aplankyti nemažai bičiulių, draugų, giminaičių. Ir gal trumpai tada papasakosiu apie savaitę praleistą Molėtuose. Pirmąją, antrą savaitę buvo pajūryje, Palongoje. Tai prieš išvažiuojant mama sako, gal tu nevažiuok, pas mus ten visą vasarą labai bloga, visą birželį ten kelios dienos tik saulės ir Liepą dar lietus tęsiasi. Tai pas mus atvirkščiai čia. Vasara buvo šita labai gera. Na tai pasakiau, kad išvažiuojant atsivešim gerą orą iš Alpių. Tai iš tiesų tai taip ir nutiko. O Alpėse išvažiavom, tai Alpėse čia 2 savaitės siautėjo stichijos ten. Ir ten kelius nuplovė, ten slėnius užvertė, visokie buvo. Anot pranešimo čia stichija. Bet dabar vat grįžus jau irgi sugrįžo karšti orai, šiandien 30 kažkur. Ir vat gal 5 dienas vat iš eilės yra apie 30. Ir be kritulių. Tai kai toks oras, tai kaip ir karšta, bet iš kitos pusės labai stabilios sąlygos. Kopti vat kažkur kokį sunkesnį maršrutą galima biškį pasirinkti statesnį. Su virvėm jau kažkaip aš senai nebelaipau, daugiau į solinius projektėlius tokius pasiduodu. Ir nereikia iš anksto labai ilgai ruoštis ir derinti su likusia komandos dalim. Kas mano atveju tai gan sunkiai. Tai vat, Molėtai susitikom Molėtuose su klasiokais. Tokia sugalvojom, kad tradicinė vasaros vidury tokį susitikimą daryti. Tai vat, smagu, kad atėjo šiek tiek daugiau negu pernai. Tai noriu dabar kaip tik linkėjimus perduoti, va tokia atsistosiu čia vietai. Linkėjimai molėtiškiams Arūnai, Jurgitai, Janai, Aistei, Editai ir Natalijai. Tai vat, atrodo, nieko nepamiršau.
Siunčiu jums gražius linkėjimus. Štai iš Alpių. Tada buvom, kiek mes ten, 4 dienas Obuolių saloj apsistoję. Tai irgi smagu labai, kad Molėtuose yra kempingas. Vienas kempingas toks, į vakarietišką panašus. Mes prieš metus buvom apsistoję prie Lakajų apžvalgos bokšto Mindūnų kempinge, tai ten tragedija kvadratu. Buvom užsisakę keletą nakvynių, bet po pirmos ten nešėm skudurus. Tiesiog ten apleista viskas ir infrastruktūra subyrėjus, juk senai ten viskas turėjo būti utilizuota. Ten bet nesiplėsiu apie tai. Tai va, noriu pagirti, kad Obuolių saloj labai smagus kempingas. Aš jam ten labai daug kartų buvęs įvairiais tikslais, bet kaip turistas nebuvęs. Ieškojom tokios ramesnės vietos, kur būtų galima gerai išsimiegoti, pabūti dieną ramybėj, pasimaudyti. Tai tą visą pavyko įgyvendinti. Ir netgi ten, kai blogas oras, tai vat yra restorane, pagirti reikia. Pagrindiniam pastate yra restoranas, kuriame yra ir biliardas nemokamas kempingui svečiams, ir lauke stalo teniso stalas. Hello. Merginos drąsiai lipa. Šveicarijos turbūt ateina. Tai apie Mindūnų kempingą. Servus, wie geht's? Viel Spaß. Taip, vat. Toliau. Molėtus. Prieš metus Molėtai paliko tokį labai stiprų įspūdį, kai smarkiai pasikeitė nuo 2 metų. Prieš 2 metus buvo, prieš metus buvo labai didžiulis skirtumas, bet per šiuos metus nepasakyčiau, kad ten labai smarkiai pasikeitė. Tai tik tai negerąja prasme gal ten pasikeitė, kad faktiškai nėra nei vieno kelio, kurio būtų normaliai galima davažiuoti. Pernai ieškojau galimybės iš Palangos ar, iš Pajūrio ir Žemaitijos kaip į Molėtus nuvykti. Faktiškai nėra galimybė, vien tik tai per Vilnių turi į Vilnių varyti. O iš Vilniaus vakarinių autobusų net nėra. Tai, iš Palangos negalima į Molėtus nuvažiuoti. Tai va tokia gėda. O šiemet tai, tie kelio remontai. Iš visų pusių kažkaip ten tas Molėtus uždarė taip. Tai pasivažinėti teko. Norėjau praleisti kažkur prie ežeriuko gražiai vietai pasivaikščioti tarp Lakajų, kaip ten dabar tas Ščiūro ragas. Važiavom tai siaubingesnio kelio turbūt Lietuvoje nėra negu į Inturkę. Bet ten iš tikrųjų tai net nepasivaikščiom. Užteko baladotis miškais ir ten. Paskui tik atvažiavus mūsų užpuolė spiečius ten bambalų uodų, tai nusprendėm, kad nemaitinsimės jų ir apsisukę išvažiavom. Tai vat kaip alternatyva, tokia faina vieta nauja Molėtuose yra. Alpakynė vadinasi, važiuojant link Videniškių. Ir yra įvairių gyvūnėlių, danielių. Su alpakom galima smagiai pabendrauti, paglostyti jas, pamaitinti. Tai su mažais vaikais va tokia visai nebloga vietelė yra Molėtuose, kur valandėlę turint laiko galima prasibūti. Sevas grįžti. Žemyn lipa kažkas.
tada, ką noriu Vaidotui. Vaidok tau linkėjimai. Ačiū, kad automobilį patvarkei, gerai viskas davažiavo. Nepavyko susitikti su visais, ko norėjau. Tai, ko pernai susitikęs buvau, tai šiais metais pertrauką padariau. Kitais turbūt pasimatysim su Marioku, su Dainu Dena. Nu ir ką, muletiškiams tada jau ilgai šitas video gaunasi. Muletiškiams siunčiu iš Alpių karštus linkėjimus. Daug jums saulės rugpjūtį ir šilto gero oro, maudynių ir džiaukitės gyvenimu. Čia buvo Rasius iš Muntafų. Būgištroškės elgis beprotiškai. Iki kitų video, kurios padarysiu, kitą nuo viršūnės. Tai žiūrėkit YouTube mano kanale.